Dar vienas įrodymo uždavinys. Jei tiesė y lygų kx plus 5 liečia parabolę, tai k yra lygų 10 arba 2. Pagalvok, kas čia bus, jeigu tiesė lies parabolę. Vat aš turiu kažkokią parabolę ir tiesė liečia parabolę. Jei tiesė liečia parabolę, tai jis su parabolė turi tik vieną bendrą tašką. Atvirkščiai teikti gal ir negalėtumėm, nes jei tiesė su parabolė turi bent vieną bendrą tašką, gal jinai gali va taip kažkaip kirsti tą parabolę. Bet jeigu jau jinai ją liečia, kaip mūsų sąlygoje duota, tai turi vieną bendrą tašką. Jei tiesė su parabolė turi vieną bendrą tašką, tai reiškia, kad lygtis kx plus 5 lygų minus x kvadratu plus 6x plus 1 turi tik vieną sprendinį. Pažiūrėkim, kas tai per lygtis. Sukeliu į vieną pusę bus x kvadratu plus 6x plus kx plus 5. Oi, čia klaidelę padariau, čia sąlygoje buvo 6 plus 6, tai dabar bus minus 6x plus kx plus 5 minus 1 lygų 0. Sugrupuoju narius. Pirmiausiai x kvadratas, paskui plus nariai su x-ais. Nariai su x-ais buvo 2, k ir minus 6. Tai aš x-iuką užkeliu už skliaustelių, o čia bus k minus 6. Bet štai taip parašiau. X ir plus 5 minus 1, 4 lygų 0. Matau, kad aš gavau kvadratinę lygtį. Jos koeficientai yra 1, k minus 6 ir 4. Kvadratinė lygtis turi vieną sprendinį tuo atveju, kai jos diskriminantas lygus 0. O diskriminantas čia bus koeficientas b, tai k minus 6b kvadratu, tai k minus 6 kvadratu, minus 4 kart 4. Štai šis diskriminantas turi būti lygus 0, jeigu tiesė liečia parabolę. Reikia įspręsti šitą lygtį. K minus 6 kvadratu minus 16 lygų 0. Aš aišku galėčiau čia pasikelti kvadratu ir dar kartą skaičiuoti diskriminantą. Bet aš padarysiu truputėlį kitaip. Aš čia parašysiu k minus 6 kvadratu lygų 16 keliu į kitą pusę. Ir dabar traukiu šaknį. Tai mano k minus 6 lygų šaknis iš 16 4 arba k minus 6 lygų minus 4. Ir galiausiai k lygų 10. Arba k lygų 6 minus 4, 2. Taigi aš gavau, ką man ir reikėjo įrodyti. K lygų 10 arba k lygų 2. Jeigu padariau prielaidą, kad tiesiai liečia parabolę, reiškia lygtis štai šita turi tik vieną sprendinį, tai k gali būti arba 10 arba 2. Ir paskutinis mūsų uždavinys išspręstas.